O štai, sveikas Artūras, po savaitės laiko kovojimo, susirašinimų Google'ai viską. Kai sako, pagaliau, paštą susigražinau. Kai sako, jau mano sena nuotrauka, sveikas Artūras. Čia biškai dabar ne kamera, telefonu filmuoju, kad man jaudinuosi reikia, tęskit paskyros saugos veiksmus. O kas čia yra? Ogi dabar einam, žiūrėkit, kaip viskas pakeista, kas yra padaryta. Taip, patvirtinkite. Taip. Atkūrimo numerį pridėjau. O, žiūrėk, koks elektroninis paštas padarytas. Elfield, Mail, plus. Jau, kitavo. Va, štai kas padaryta, tai ką reikia redaguoti. Į kontaktinį savo elektroninį paštą. Taip, toliau žiūrint viską jūs dar sitvarkant. O štai, patvirtinimas 2 veiksmais. Išjungtas. Taip. Taip, toliau žiūriniu visame veikla. Tai va, Windows kažkas atsijungta, kuriame įtartinos veiklos yra, o ir kitas, kuriam yra įtartinos veiklos. Vaikštinėjom, žiūrinėjom, kaip kas viskas darytų, apsaugot paskyrą, žiūrėt asmeninį turinį. O dabar tai čia yra ką veikti. Potelė dirbam, viskas net buvo net ištrintas saugos klausimas, net kai buvo viskas padaryta. Viskas nuėjo lauk. Dirbam pataputėlį, sakau. O kitus paskyras apsaugoti, viską susikurt. Aišku, labai sumus, dar čia dadėsiu dar biškikas, kaip boigu. Buvo ėjo pagalbos ieškojom. Luidži dirbtuvė, Julius labai padėjo. Aišku, visi kiti su palaikymu. Vytautas Vairiko konkursą padaręs. Mes dar bandau vis dar apsaugoti tą paskyrą. Ir svarbiausia, kad reikia susigražinti YouTube, nes reikia rašyti apeliaciją, nes panaikintas kanalas, kadangi dėl video medžiagos tokios. Tai dabar su Julius padeda suformuoti tekstą ir žiūrėsime, kai čia gausis. O štai koks užrašas. Be studijo. Mano seno kanalo ženkliukas nuo kirakų profilio. Ir va štai kanalas Artaida pašalintas iš YouTube'as. Nesilaikoma mūsų politikos šiais sričiai žalingas, pavojingas turinys. Taip, kaip čia sakė. Padėjo įtartinį video su bitcoinsais visokiais, Trumpo, čia, kad dabar. Atsijungiau, nieko, pasijungsime, čia ne bėda. Ir rašysim apeliaciją. Štai prašoma, kokia problema, peržiūrėto visą galima. Programa neteisėta veikla. Žalina pavojinga, kaip sakoma. Tik gauti pagalbos. O visas turinukas. Ir mes ką turėjome darbo. Kitas ir pateikti. Štai va, apeliaciją įsiunčiau. Viską ir lauksim atsakymo. Sakau, dar žiūrinėjau informacijos, piešinių pastatų. Fokusavimas prastai, Karalius, apie mano kanaliuką, video Karalius, pažiūrinėjau apie piešinius, viską. Čia žmogus tiesiog toks ir yra, jis ėjo laukia ir filmavo paveiksliukus, piešinius ant pastatų, kas yra gan įdomu, man iš tikrųjų labai patinka piešiniai pastatų. Pavyzdžiui, paieškos mano senas kanaliukas. Galim eiti va. O dabar dar. Ką, bandysim, gal kažką tais gaila net nuorodų dar nesisaugojęs, nei iš YouTube studijo.
visko, bet laukiam, kad rašys apeliacinį laišką per darbo 2 dienas. Ir per susirašinėjimą, per kitą elektroninį paštą, ar kurio ten pavyko susisiekti, kad gaut-kodos elektroninį paštą susigrąžinau, ir ten dar atrašiau, nes jie patys įrašė, koks IP adresas, paskui ten viską, kas bus rašykite, ar susigrąžinote kanalą, ar kad ten viską, ir jam atrašyti. Va, dabar jie atrašiau, laukiam rezultatų. Ir štai va gavau atsakymą, kai prisijungiau prie savo YouTube studijo, viską, ir va. Liūdna naujiena, taip, va, mano ženkliukas dega. Be studijo reikėjo. Nu, hakeriai pasidarbavo su savo turiniu. Deja. Paštas yra, o. Ir štai ką matote prieš save. Taigi mano senasis kanalas. Atgavau pagaliau. Irgi šiame reikaliukų visokio, tos išeiginės šeštanės. Ruožiau skambina Kuzma. Nu palauk, sakau, ko nori, tai šias kraunu iš mašinos. Sako, ką kanalą atgavai jau savo? Nežinau, kokį kanalą, sakau, dar nieko negavau, nežinoti. Ir parliku namo, įjungiu, net negavau, kaip pradžiau žinutės prieš tai viską. Ir jau kanalas atsigavęs. Dar kai vakar parašiau duomenis, kad atgavau mailą. Elektroninį paštą atgavau, ir šiandien ryte gavau žinutę iš Google'ės, kad dėkui, kad informavote, dėl kanalo nesijaudinkite, perdusime užsiemančiais asmenimis, tais viskas bus tvarkoje. Ir va štai vakare, koks siurprizas. Bet truputį dadėsiu nuotraukų, kad ten vyko kaip susirašinėjimas ten su viena, kur net pinigėlių norėjo, kad galėčiau sumokėti, tada padėtų atgauti viską. Dabar einu ieškoto nuotraukų, aišku, kokių nelabai kokia bus, bet parodysiu, nes kompiuterį nuotraukas susisaugojas, reikia surasti, kur jos. Tęsiu, toliau kaip buvo tačiau, kaip Julius Luigi dirbtuvė, pat grafų kreipėsi į Skomą, tai jis buvo užklausęs klausimą, ten vieną palaikymą, jinai padeda atkurti akauntus, viską. Ir aš jai parašiau, bet vienas dalykas, kad sūnus sako, tėti, pažiūrėk, 217 metais prisijungus, kiek followerių tik tai turi. Tipo padeda atgauti viską. Nu, aš jai parašiau viską ir... O, ne ta pusė. Ir va štai susirašinėjimas su ją va vyko. Taip, nulaužtas mano kanalas, taip, padėti te galite. Paklausiu, kurio šalies, parašiau ir jinai man parašė. O, $130. To parašiau, tai aš neturiu tokių pinigų, ten jam parašiau, kiek jūs galite. Bet paskui su draugais pašnekėjus, sakom, neaišku, viską, dar kaip tik čia YouTube'ai yra daug parašiau. O aš tai va YouTube'as. Pats viską, einu ir va susiraibra, jam parašiau. O jie atrašė, kad yra pradėta byla, kreipkitės į tenais. Ir va, štai mano tas susirašinėjimas, savaitės laiko ir taip, va, from YouTube buvo viskas. O, viską, taip. O po to pradėjau apeliacinį, kaip jau atgavau kanalą jau. Nu, kaip sakoma, jau sugrįžau, tam kaip matėte ir video yra jau, kaip toko pradžiai, dabar toliau turėsiu, va, ir buvo nikom gautų jūsų apeliaciją ir dar išsaugau čia biškį tokių informacijos, jeigu reikės. Ir finale. Štai, volia. Labai dėkoju pirmoje eilėje Luigi kanalui, Juliui, kuris man padėjo susirašinėjimuose, vertė man viską labai. Ačiū, Juliukai, tau. Luigi dirbtuvė kanalą prenumeruokite, žiūrėkite, ten senų retro žaidimų pastreamina ir truputį remontėlių. Vytautas Bitplakis irgi nes konkursą buvo paskelbęs, labai padėjo man naujam kanalui atsigauti viską. Ir taip pat Mr. DJ Kuzma su dėdė Pauliumi Klepausu irgi parašė, kad buvo, kad va paremkit, pareik naujas kanalas, Artaidos, viską. Nu ir va štai kaip galiau atgavau aš šitai visus kviečiu. Kai žiūrėt, prenumeravote mano senai kanalą, sugrįžti mano senai kanalą, aišku, naujam yra, anam gal neužmiršiu,
Anam kažką atnaujinsiu, bet pagrindinis mano šitas kanaliokas bus, kaip ir buvo, ir viską dėsime į šitą kanalą. Ir kaip sakoma, ačiū, žiūrėkite visi, sugrįžkite atgal į šitą atgautą pagaliau kanalą mano. Ir visiems ačiū labai nuoširdžiai už mano palaikymą. Kad mane palaikėte. Visiems ačiū dar kartą. Lenkiu galvą prieš jumi visus. Ir susimatysime sekančiose video. Visi pirmin žiūrėkime. Ačiū jums.